Sveiki atvykę į dar vieną vaizdo įrašą, kuriame pristatome Libre Lures prekės ženklo masalus. Mano vardas Hubertas ir šiandien turiu malonumą parodyti jums dar vieną masalą iš Bas serijos, o tai bus keista. Pradėkime. Jau turėjote progą mūsų YouTube kanale pamatyti Fatstick, Bas Crazy Twisted Worm ir Bas Sling Fitness Worm masalus. Atėjo laikas vatski, kuris, reikia pripažinti, yra neįprastas masalas, neįtikėtinai neįvertintas žvejų, norinčių žvejoti. Tai parodė starkiai, ešeriai, bet svarbiausia – upėtakiai. Čia turime vatski, kuris aiškiai skiriasi nuo anksčiau minėtų masalų. Žinoma, jis pagamintas iš tos pačios medžiagos, neįtikėtinai tamprios, su druskos priedu ir pridėtų krilių aromatų. Vis dėlto šis masalas visų pirma skiriasi savo formą. Jis yra 5 colių, 12,8 cm ilgio ir čia matote jo būdingą sandarą. Vatski buvo sukurtas, kaip sako pats pavadinimas, žvejybai vatski reik būdu, tai yra masalą užkabinant skersai, todėl jis labai gražiai susilenkia, netrukus tai pamatysite vandenyje. Tai tikrai nemažas masalo gabalas, su kuriuo galime gaudyti tokias žuvis kaip ešeriai, sterkai ar įspūdingi upėtakiai. Šiame būde, apie kurį kalbėjau, tai yra vatski rig arba vertikalioje žvejyboje. Jis yra nepaprastai efektyvus, kai pavyzdžiui stovime ant kokio nors kalnelio ir traukiame šį masalą vis arčiau savęs po savo valtimi. Jis taip pat nepaprastai efektyvus upėtakiams. Bet kaip tiksliai tai paverčiama ginklu? Nes čia matome tokį masalą, tuoj parodysiu ir vatski rigą, bet yra labai įdomus triukas susijęs būtent su šiuo masalu, kurio negalime pritaikyti. Tos anksčiau minėtos padangos mano akivaizdoje. Štai aš turiu lakį, o štai priešais jūs dar vienas lakis, bet padalintas į 2 pastiprinimus. Paprastai tokiame pakelyje būna 8 vatski masalai, bet dėl šio triuko turime net 16 guminių masalų efektyviam žvejybai. Ypač žvejojant vietose, kur yra didelė žvejų spaudimas. Žuvys jau matė visus masalus, bet būtent toks triukas leidžia mums jas nustebinti. Ypač tada, kai galime šiam masalui suteikti savitą veikimą. Savo meškere valdome viską, todėl galime suteikti jam neįprastą žaismą. Be to, pavyzdžiui, naudojant nedrik galvutę, tokį silikoninį masalą be vargo pastatome ant dugno. Jis gražiai atrodo ir ypač rudens žiemos laikotarpiu tikrai pasiteisins žvejojant. Bet nebetęsiant, pažiūrėkime, kaip tai atrodo vandenyje. Jau parodžiau su nedrik pavyzdžiu, bet paprasta džig galvutė taip pat puikiai tiks, nes galime suteikti šiam masalui šiek tiek agresyvesnį veikimą ir daug greičiau apžvejoti vietas, jei būtent taip norime žvejoti. Pažiūrėkime, kaip tai atrodo vandenyje. Tačiau šį masalą galime aprūpinti ir offsetiniais kabliukais. Kaip matote šiame Y pavyzdyje, offsetinis kabliukas labai gražiai čia įsikomponavo. Dėl to galime žvejoti pačiose sudėtingiausiose vietose. Ir pažiūrėkime, kaip tai veiks vandenyje, nes patikėkite, tokį masalą tikrai sugundys ne vienas plėšrūnas. Tačiau, kaip pats pavadinimas sako, vatski worm, tai ideali masalas žvejoti vatski rig būdu. Štai taip užveriame masalą, kabliuką įsegame skersai per vidurį ir dėl to, trūkčiojant, jis juda būtent taip. Bet pažiūrėkime, kaip tai atrodo vandenyje.
Patikėkite manimi, tai tikrai pasiteisins žvejojant iš valties, gražius ešerius ar net starkius. Kaip matėte, Fatboy Vatski Worm yra tikrai universali masalas, kuris pasižymi labai įdomių judesių. Būtinai patys išbandykite tai savo žvejybos vietose. Šis masalas tikrai padarys savo darbą, ypač kai žuvys bus neaktyvios arba ieškos kažko kitokio jūsų pateikime. Klausykite, tai būtų viskas šiame vaizdo įraše, kuriame jums pristačiau Fatboy Vatski Worm. Tikiuosi, kad jums patiko, nes šis masalas tikrai pasiteisins ne vienoje žvejybos vietoje. Parašykite, ką manote apie šį masalą ir ar patys jau esate bandę tokius sprendimus. Jei jums reikia daugiau informacijos apie mūsų masalus, būtinai apsilankykite mūsų svetainėje www.libralurse.com. Ten be dabartinio katalogo turime ir masalų, kuriuos netrukus pamatysite. Galima įsigyti parduotuvėse. O jei sekate mūsų socialiniuose tinkluose, labai jums dėkojame. Jei to dar nedarote, kviečiu prisijungti prie mūsų Facebook, Instagram, užsiprenumeruoti šį YouTube kanalą, paspausti patinka, o taip pat asmeniškai kviečiu apsilankyti mano TikTok paskyroje, kur dažniausiai galite mane pamatyti su Libra Lures masalais prie vandens. Ten aš parodau, kokie jie iš tikrųjų veiksmingi. Iki pasimatymo kitame įraše.